Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Pirmasis cukraus fabrikas Lietuvoje mini 85 metų sukaktį. Mokolų kaimo bendruomenės namai savivaldybės biudžetui kainuotų 55 000 eurų. Ką spalį į Seimą rinks vilkaviškiečiai? Seniausia šalyje Marijampolės cukraus fabrikas mini 85 metų sukaktį. Šventė pradėta ąžuoliukų sodinimu ir Lietuvos cukraus muziejaus ekspozicijos pristatymo. Pirmasis Lietuvoje Marijampolės cukraus fabrikas mini 85 metų jubiliejų. 1931 metais Marijampolėje buvo atverstas istorijos puslapis, svarbus ne tik regionui, bet ir visai Lietuvai. Fabrikas iš tikrųjų per savo šitą darbą suteikia galimybę suklestėti šitam kraštui. Dėl to kraštų suklestėjimo susidarė galimybės turbūt atkurti Rygiškių Jonų gimnaziją, kuri išugdė ne vieną žymų asmenybę. Tai tiesiog su šito fabriku, net ir šiais laikais šitam fabrike vyksta ne tik pramonė kažkokia, bet mes rengiame ir kultūrinius renginius. Šis fabrikas turbūt padėjo susiformuoti aplinkinių augintojų visai agrokultūrai, tradicijai agrokultūros teisingai, nes turime tikrai derlingus aplinkui plotus ir smarkiai išnaudojame runkelio augybai. Po praeitų sunkių metų, nes iš tikrųjų žinome, kad buvo sausra, runkelė neužderėjo, fabrikas dirbo labai trumpą laikotarpį, šiais metais planuojame turėti tikrai ilgą sezoną ir pagaminti daug cukraus. Ir visos rinkos sąlygos rodo, kad bus geri metai. Buvusi ilgametė cukraus fabriko darbuotoja ir kovotoja dėl jo išlikimo Marija Danieliūtė pabrėžė, fabriko jubiliejus jai didžiulė šventė. Tai yra didžiulė šventė, kad mes turim tokį nuostabų pirmąjį Lietuvos fabriką, dėl kurio mes ypatingai kovojome, nes pagal slaptą sutartį fabriko neturėjo būti. Ir mes iškovojom ne tik tai, kad fabriko likimą, bet aplamai cukraus pramonės Lietuvoje išlikimą. Ir žemdirbių teisę auginti cukrinius runkelius. Labai daug, ne tik miesto, bet sakyčiau net visos Lietuvos. Čia rengiami tokie festivaliai, o ypač Arvė ir visa valdyba ir visi pripažįsta ypatingai kultūros reikšmę. O per kultūrą eina viskas. Taip, kad labai svarbu, kad mes jį turime ir, manau, turėsime. 85-ojo jubiliejaus proga buvo pasodinti 2 ąžuoliukai. Juos sodino bendrovės Arvi cukrus akcininkai ir generalinis direktorius. Į šventę susirinkusiems svečiams buvo pristatyta Lietuvos cukraus muziejaus ekspozicija. Joje 40-mečio cukraus fabriko vadovo kabineto baldai, įrankiai, metraščiai. Muziejuje eksponuojami vaikų piešinių konkursų Saldus miestas darbai. Iš tikrųjų, 85 metai labai ilgas Lietuvos cukraus kelias, iš tikrųjų. Tai šitose nuotraukose, visose istorinėse vertybėse turime įvairių įrankių, kad tiesiog žmonės pajustų, kokia buvo dvasia. Jubiliejaus šventės svečiai buvo vaišinami cukrinių runkelių traškučiais ir gėrimais pagamintais iš saldžiųjų šaknų. Priemiestyje esanti Mokolų kaimo bendruomenė kovoja dėl patalpų. Jos tikslas – savivaldybės biudžeto lėšomis įsigyti Mokoluose esantį privatų pastatą. Kiekvienas nori turėti savo namus ir šis noras sveikintinas. Štai Mokolų kaimo bendruomenė namų neturi, bet turi planą, kaip juos įsigyti. Tik bendruomenės planas gali patuštinti savivaldybės biudžetą. Kalbant apie Mokolų bendruomenę, galėčiau pasakyti taip. Jie iš tikrųjų jau kokias 5 metų, kaip siekia šio pastato, jie jau nori. Ir tai yra logiška, kiekviena bendruomenė, esanti Marijampolės ir veikianti Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacijoje, jų yra šiuo metu 36, 24 turi bendruomenės namus ir 12 neturi. Mokolai viena iš jų. Taigi jų tas noras turėti bendruomenės namus yra logiškas, yra tai, kad bendruomenė kažką tai turėti savo asmeniško, būtent bendruomenės namus tikrai nori. Tačiau man visada kyla klausimas, ir nemanau, kad tik tai man,
ką mes ten veiksime, ką darysime. Ar mes turim aiškę viziją šiandien dienai, ar mes tų bendruomenės namų norime tik tai, kad jų norime, ar mes ten vykdysim veiklą, ar tai kultūrinė, ar tai verslo, kadangi šis laikotarpis yra verslo kūrimo ir socialinio verslo, ir šiaip verslo kūrimo. Taigi, jeigu bendruomeniai iš tikrųjų mato perspektyvą, kaip aš minėjau, turi aiškę viziją, tada aš tikrai pritariu tam dalykui. Vėlgi reikia pagalvoti, kad bendruomenės namai, kai juos tu jau įsigyji ir turi, juos reikia išlaikyti. Apie tai turi bendruomenė kiekviena labai rimtai pagalvoti. Ir kūrenimas, ir įvairios komunaliniais paslaugos. Taigi, kad bendruomenė netaptų prašytoje, savivaldybei vėlgi išlaikyti pastatui. Mokolų bendruomenė gyvuoja jau 13 metų. Ką pavyko per šį laikotarpį nuveikti, paklausime bendruomenės pirmininko Antano Vaidoto. Daug kartų ir keliavom su žmonėm, ir susirenkam, ir koncertus pasisamdom, tačiau neturim patalpų, neturim kur rinktis. Ir tas probleminis klausimas niekaip neišsisprendžia. Yra pastatas štai kieme, kuris tikrai tiktų ir šiuo metu yra parduodamas. Savivaldybė tikrai galėtų jį nupirkti ir panaudos sutartim išnuomoti Mokolų kaimo bendruomeniai. O kiek, jei ne paslaptis, savininkas prašo už tą pastatą? Nu, čia konkurencijos klausimas galbūt, bet 55 000 eurų. Didelę patirtį kaimo bendruomenių veikloje ir jų gyvenime sukaupusi Lina Mineikienė į Mokolų kaimo bendruomenės užgaidą žvelgia atsargiai. 9 kartus matuok ir tik 10 kirpk. Vienintelė naujiena turi pastatą nuosavybės teise. Visi kiti pastatai yra būtent gauti pagal panaudą iš savivaldybės ir bendruomenės jomis naudojasi. Tai būtent buvusios mokyklos, vaikų darželiai ar tai kultūros centrai. Tai vat yra didelis skirtumas tas, kad bendruomenės turi pagal panaudą, o čia, kiek aš žinau, iš tikrųjų jie nori pirkti būtent šį pastatą. Tai vėlgi tikrai labai didelė investicija. Ir klausimas, ar ta investicija pasiteisins. Mūsų patirtis rodo, kad kiti miesteliai, pavyzdžiui, Liudvinava turi galvoje, seniūnijos centras, vėlgi Šunskai seniūnijos centras, jie neturi bendruomenės namų. Ten yra bendruomenės, bet jos neturi bendruomenės namų. Tačiau jas mielai priima tiek seniūnija, tiek mokyklos. Vėlgi, aš manau, kad iki šioliai Mokolų bendruomenė kiek rengdavo ir renginukų įvairių kultūrinių, ar tai varžybų, ar tai kažkokį tai koncertą pasikviesdavo į savo bendruomenę. Aš manau, kad tikrai juos mielai priklausdavo Mokolų mokykla. Taigi taip, kaip ir pasakyti, kad jie visiškai nebeturi kur rinktis ir kur save realizuoti, negalėčiau šiandien dienai, nes mokykla visada geranoriškai juos priimdavo. Linos Mineikienės spėjimui pritarė ir pats Mokolų kaimo bendruomenės pirmininkas, bet priima mus mokyklą geranoriškai, tačiau pačioj mokykloje laisvų klasių nėra, trūksta mokiniams klasių ir taip pati akustika sporto salės yra labai nedėkinga. Taip kad mokykla yra Mokolose labai tvarkinga, turi stadioną, bet netinka mūsų bendruomenės veiklai. Neseniai bendruomenės nariai buvo susitikę su savivaldybės vadovais, bet surasti abipusės tenkinančio sprendimo nepavyko. Pirmininko Antano Vaidoto klausime, tai kaip toliau versitės ir ką darysite? Mes prašom ir berods yra galimybė tą klausimą atiduoti svarstyti savivaldybės tarybai. Ir kol savivaldybės taryba jai pareikš, kad tikrai tas pastatas Mokolų kaimui nereikalingas arba Marijampolė tokia biedna, kad netgi negali jo nupirkti, nu tai tada nežinau, ką darysime. Spalio 9-ąją rinksime naująjį Lietuvos Seimą. Kokį pasirinkimą turės Vilkaviškio rinkimų apygardos rinkėjai, kokios naujovės jų laukia? Apie tai šiame reportaže. Vilkaviškio vienmandatėje rinkimų apygardoje varžysis 7 kandidatai. Tai Edmundas Žalys darbo partija, Algis Padvelskis
Lietuvos centro partija, Egidijus Papečkys, Lietuvos liberalų sąjunga, Algirdas Butkevičius, socialdemokratų partija, Kęstutis Smirnovas, Valstiečių žaliųjų sąjunga, Raimonda Marčiukaitinė, Lietuvos sąrašo atstovė ir Vytautas Judickas, Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Vilkaviškio rinkimų apygardoje veiks 40 apylinkių, rinkimuose dalyvaus apie 33 tūkstančiai rinkėjų. Prieš šiuos rinkimus pasikeitė kai kurių apylinkių ribos. Yra panaikinta Rimavičių rinkimų apylinkė. Rimavičių balsavosi rinkėjai Rimavičių rinkimų apylinkėje, dabar jie turės balsuoti Gižų rinkimų apylinkėje. Naujovė ta, kad Giedrių rinkimų apylinkės būstinė yra perkelta iš Giedrių mokyklos, kadangi mokykla uždaroma, perkelta į Karalių kaimą, Karalių kaime esančius bendruomenės namus. Tai pati apylinkė išlieka ta pati, ribos tos pačios. Yra 3 mūsų apylinkės, tai Slabadų rinkimų apylinkė, Sūdavos rinkimų apylinkė ir Daržininkų yra priskirti Zanavykų rinkimų apygardai, jų balsas eis už Šakių krašto iškeltos kandidatas. Rinkimų komisijos pirmininkas pastebi, nors kol kas Vilkaviškyje rinkimų agitacijos kampanija nėra aktyvi, tačiau jau užfiksuoti pirmieji pažeidimai. Porą pažeidimų užfiksuotų, jie tokie nėra labai žymus, tačiau mes sureagavome ir jie pasitaisė. Tai kas liečia, vienas pažeidimas susijęs su per arti balsavimo patalpos politinė reklama skelbta ir dar jinai buvo nepažymėta, kaip reikalauja. Kitas pažeidimas buvo spaudoje. Internetiniam puslapį buvo skelbiama politinė reklama tam tikrų kandidatų irgi be pažymėjimo. Kviečiu visus partijos atstovus partijų rinkimams politinę reklamą skleisti tik taip, kaip reikalauja įstatymas ir poįstatyminiai aktai, nepažeidinėti jų, laikytis nustatytos tvarkos. Rinkimai į Seimą vyks spalio 9 dieną. Sūduvos futbolininkai likę be pagrindinio trenerio namuose pasipriešino Vilniaus Žalgiriui. Kovingos rungtynės baigėsi rezultatu 0-0. Po pralaimėtų rungtynių sostinėje Žalgiriui 1-4 Sūduvos klube įvyko permainos. Klubas atsisveikino su vyriausiojo komandos treneriu Aleksandru Veselinovičiumi. Iš komandos pasitraukė ir trenerio asistentas Vladimiras Gačinovičius. Todėl vakar namų rungtynėse Sūduvai žaidžiant su tuo pačiu Vilniaus Žalgiriu laikinai vyriausiojo trenerio pareigas ėjo Eivinas Černiauskas. Sūduvos gerbėjų ir futbolo ekspertų paklausime, kaip jie vertina taip susikloščiusią situaciją komandoje. Iš vis situacija nepavydėtina, kadangi netek trenerių kažkur ruoš komandą ir netek trenerių pabaigui, kur sprendžiasi medaliai, kur likimai, bet išeitis tokia, kad kitokia matyti nebuvo. Reiškia, jeigu konfliktai kažkokie, ar aš tiksliai negaliu sakyti, yra kalbos tokios, yra analizė, yra klubas, jie įsiaiškins, kas tai yra, kaip ten yra, bet kada piktumai rezultatų niekada nebus. O trenerio pasikeitimas dar ką gali duoti, ar pagyvinti žaidimą, pagerinti žaidimą, ar atvirkščiai? Tai yra 2 variantai pagal viską. Vienas variantas yra prasčiau neigiamą duoti ir kitas variantas yra teigiamą, žiūrint, kas ateina ir kas treneriai. Truputį per mažai laiko lieka, kadangi čempionatas eina į pabaigą ir įtampa viską. Vienas treneris ruošė, dirbo, ką paliko, žinote. Čia yra sunku, kaip ateiti. Gali ateiti taip, atneš sėkmę, laimę, be laimės, be fortūnos, tai aikštėje, man atrodo, nėra rezultato, nėra džiaugsmo. Situacija, aišku, žiūrint, nėra labai gera, manyčiau, nes baigiantis sezonui trenerių pasikeitimas nėra, manau, pats geriausias dalykas.
Kita vertus, aišku, galbūt tai gali būti impulsas komandai prie naujo trenerio parodyti kitas savo galimybės. Dviejopi gali būti momentai, bet tikėkime, kad viskas bus gerai. Galbūt tikrai komanda susikoncentruos ir susikaups iš sezono pabaigą ir parodys galbūt kažkiek geresnį žaidimą. Nors Sūduvos komanda kol kas neturi pagrindinių trenerių, tačiau sėkmingai priešinosi A lygos čempionato lyderiams. Susitikimo pradžioje svečiai žaidė aktyviau ir dažniau turėjo kamuolį, bet marijampoliečiai sėkmingai gynėsi ir stengėsi surengti kontratakas. Per pirmąsias 45 minutės įvartis nekrito nei į vienus vartus. Antrajame kėlinyje abi komandos stengėsi pelnyti įvartį, bet puolėjų pastangas griovė gynėjai arba savo vartus sėkmingai apgindavo vartininkai. Vidutinio tempo rungtynės baigėsi lygiosiomis 0-0. Sūduva ir Žalgiris pasidalijo po 1 tašką. Šeštadienį rugsėjo 10 dieną Sūduvos komanda išvyko žais Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalio rungtynes su Kauno Stumbru. Šių rungtynių nugalėtojas pateks į taurės finalą. Tai tiek informacijos ketvirtadienio žiniose. Visiems linkiu gražaus vakaro. Iki rytojaus. Internetas turi būti toks pat neribotas, kaip ir tavo norai. Dar greitesnis Mezon 4G LTE internetas jau Lietuvos miestuose. Geriausi pasiūlymai mezon.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitaciją aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų rubrika remia Sumani TV. Naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Pūs silpnas vakarų krypties vėjas. Naktį termometras rodys 17 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus apsiniaukusi, numatomi nedideli krituliai. Vėjas pietų, jo greitis 2 metrai per sekundę. Dienos temperatūra 22 laipsniai šilumos.